autoservisų komercijos vadovu. Jam skambina žmogelis, kuris taisė prieš savaitę mašiną. Ir... per vėlų. Erotika. Alio. Kaip buvo? Labrytą. Labrytą. Čia Algirdas, jo? Taip, taip. Čia iš serviso, taip? Taip, taip. Čia aš prieš jūsų prieš savaitėlę mašiną tvarkiausi ir dabar yra tokių bėdų, aš nesupratau, jūs ten man važiuoklį tvarkite, kas yra. Aš dabar Vilniui važiuoju darbo, šakės, ten viskas išsinėrė, aš stoju prie spaudurmio, nesuprantu, kas yra. O kas nutiko? Aš nežinau, ratas, aš niekur nevažiuoju, nei duobė, nei ką, išsisuko ratas, ta prasme, jis nenukrito, bet jis išsisuko. Mašina visą priekį čiuožė, per asfaltą, aš nežinau. Kažkas prieš tai subarškėjo, nes aš važiavau ir vairą, tai pradėjau daužyti šonus ir tada, gerai, kad nieko nebuvo, nes dabar stoju šakis, pagalvoju, gal jūs kažką... O kurioje vietoje stovi dabar? Prie spaudos rūmų. Su kokiu automobiliu? BMW 320. Žinot, kaip aš ten važiuosiu iki darbo ir pažiūrėsiu, tai gal prilėksim... Nes aš prieš savaitę, prieš čia buvo prieš 8 dienas ar kiek aš iš jūsų išvažiavau, nes man ten tvarkėt, aš nelabai ten, kaip prie mašinų. Ar tai jūsų vyrai galėtų atvažiuoti paimti dar kažką, nes visiškai stovi keistoj vietoje? Gerai, kurioje vietoje tiksliai tada pasakyti? Visiškai prie spaudos rūmų, kur yra M1, kur Aistis su Mindaugu dirba M1 ryto šou ir sveikina žmonės ir tai su gimtadieniu. Radijos M1. Faktiškai jisai stovi su automobiliu mūsų studijai. Algirdai, su gimtadieniu, nuo viso serviso didžiausi linkėjimai. Ačiū labai. Bet klausykit, koks paslaugus. Ne tai, kai apšaukęs, kur važinėjai, kur nereikia dabar. Iš vis su mašina tokia dieną. Jei nemoki, nevažiuoji. Sako, tuoj atvažiuosiu, tuoj sutvarkysiu, viskas bus gerai. Paskambino Justas iš servisiuko, nuo visų linkėjimai ir sveikinimai. Ačiū Jums, labai fainai. Ar žiūrėjai vakar krepšinį? Aš žiūrėjau. Tai šiandien labai neįdomu buvo, iš tikrųjų. Kaip galima žiūrėti krepšinį, kai pirmaujam 30 taškus? Ypač liūdna, kai sergi už Argentinos rinktinę. Algirdai, linkime gražiai atšvęsti gimtadienį. Laikas yra idealus tiesiog, penktadienis, taip, kad viskas būtų gerai iki galo. Ir lietuviai, kad jums padovanotų šį bei tam malonaus. Turėtų. Geros dienos. Ačiū Mindaugai. Sujaudinom žmogų. Iki širdies gelmių. Nuostabi rubrika. Kartais net pats ryškiausias žmogus atvirkštai geras žmogus.